Papasakosiu, kaip atnaujinti BMW CarPlay ekraną. Parsisiunčiam tokį failiuką, išarchyvuokim, gausim tokį failą. Tai va, mes turim šį failą įkopijuoti į USB flešiuką. Flešiukas turi būti max 16 GB, kad palaikytų FAT32 formatą. Pradžioj įsidėję galim susiformatuoti, pasižiūrim, kad būtų FAT32, spaudžiam Start, palaukiam, kol užsikraus ir įkopinam šį failiuką. Viskas, failiukas įkopintas, tai būtinai atjunkim telefoną nuo CarPlay'aus, užsikurkim mašiną, kad telefoną atjungti tiesiog telefone Wi-Fi ir Bluetooth išjunkim ir tada įdėkim USB flešiuką ir automatiškai jis sugeneruos atnaujinimą, pats padarys.